Sveika, Dovilė. Labas, Ernesta. Sveiki, žiūrintieji. Ir mes šiandien norim pakalbėti antrą dalį apie enegramą. Tikiuosi, pirmoje dalyje teko kažkur pamatyti save, pajausti, kuris tipas galbūt rezonuoja, gal kuriam neprijaučiat. Ir tenka save pamatyti. Šiandien mes pakalbėsim apie sparnus. Kodėl tai yra svarbu? Nes kiekvienas tipas ir šalia esantis įtakoja tą tipą. Ir kai tu nesugebi save atrasti viename tipe, tikėtina, kad tu kažkokio tipo turi dalį sparną ir tuo gali blaškytis. Ir enegramos esmė tų sparnų, kad vienas sparnas būna dažniausiai dominuojantis, bet norint skristi, norint patirti tą gyvenimo malonumą, verta įvaldyti abu sparnus. Tai šiandien dėl to mes pakalbėsim apie sparnus ir apie streso komfortą, apie augimo zonas, apie perėjimus, kaip mes sugebam pasimti iš kiekvieno tipo neigiamas savybės ir iš kito tipo teigiamas savybės. Ir kaip tai gali pasireikšti mūsų gyvenimuose. Tai laba diena visiems, kas mūsų žiūrite. Tai kaip Ernesta minėjo, čia antroji laida, tai aš tik paminėsiu, kad mes pirmosios laidos nuorodą įkelsime į aprašymą, tam, kad jeigu nematėte, kad suprastumėte, apie ką mes kalbam, apie žmonių tipų sistemą, ar ne, kaip atpažinti save tam tikram tipe. Tai va, ir sparnai, komfortas ir streso zona šiandien bus tos trys sritys, kurias mes aptarsime, dar labiau gilinantis į enegramą. Taip, tai patys enegramos sparnai yra skirti tam, kad praturtinti, ar ne, tą visą suvokimą apie asmenybės tipą. Ir sparnai suteikia tokių unikalių savybių kiekvienam tipui ir paaiškina, kodėl žmonės turintys pagrindinį tipą gali skirtis savo elgesiu, savo mąstymu ar prioritetais, ar ne, nes kartais ir tam pačiam tipui priklausantys žmonės būna labai skirtingi. Tai labai tai paaiškina. Tai kiekvienas iš 9 tipų turi 2 kaimynus, kaip Ernesta, ar ne, minėjai, šalia esančius kaimynus, ne tos tolimuosius, o šalia esančius, kurie yra šiame apskritime ir va tie kaimynai ir vadinasi sparnais. Taip? Tai galbūt mes ir prabėgsime, tuomet neprabėgsime, o ir staptelsim ties kiekvienu tipu, ar ne, ir pakalbėsime, kaip įtakoja kiekvienas sparnas tą asmenybės tipą savo tam tikrom savybėm. Tai čia tokie kaip druska ir pipirai, kaip būna, kad šiek tiek paskaninti, paįvairinti skonį, tai galim pradėti nuo pirmo, kadangi žinau, tavo yra pirmas tipas, tai supažindink su pirmuku. Pirmas tipas, tai tas mūsų perfekcionistas, ar ne, tai jis turi 2 sparnus, tai yra 9 tipo, ar ne, taikdario ir 2 tipo pagalbininko sparnai. Ir jeigu, tarkim, perfekcionistas yra su 9 tipo sparnu, tai jis nors jis iš savęs yra toks struktūruotas, aktyvus ir taip toliau, tai jis toks bus vis tiek, jeigu turi 9 tipo sparną, bus ramesnis ir empatiškesnis. Na, turi tą sparną tai tikrai, bet jeigu jis bus aktyvesnis, tai jis bus toks ramesnis, empatiškesnis, ar ne? Jeigu turės 2 tipo sparną aktyvesnį, tai pirmukas, perfekcionistas bus dėmesingesnis žmonėms ir linkęs labiau padėti. Šiaip idealiausiu atveju tai geriausia, kad būtų abu sparnai pakankamai vienodai subalansuoti, tam, vat, kaip Ernesta ir sakė, kad galėtų žmogus skristi, ar ne, kad nebūtų kažkaip į vieną arba į kitą pusę. Tai rasti ir tą ramybę pirmukui vertėtų ir tuo pačiu pažiūrėti ir kitus žmonės, ar ne. Tai 2 tokie sparnai, galbūt kažkuom galėtum papildyti. Taip, pirmas su 9 sparnu dar gali būti vadinamas tokiais, kiekvienas enegramos tipas turi savo subtipus. Tai pavadinimas pirmo su 9 sparnu yra idealistas, tai yra toks matantis savo idealų pasaulį ir būtent siekiantis to idealumo. Ir labiau intravertiškas gali būti šiek tiek užsidaręs, išmintingesnis ir mėgstantis linkęs atsiriboti.
kuriam kartais tų žmonių nereikia. Pirmukas yra, jisai mato labai tą tokį teisingumą. Devintas sparnas duoda jam tokį švelnesnį to savo idėjos pateikimą pasaulyje, nėra to griežtumo. Tuo pačiu pirmas su antro sparnu vadinamas advokatas, labiau orientuotas į žmones, ekstravertiškas, kuriame jis tiki, kad jisai gali padaryti kitus laimingesniais, dėl jų stengiasi, norintis apsupti, duoti ir jis labiau orientuotas, kaip ir minėjau, į žmonės. Mhm. Tai tiek trumpai tada apie pirmuką. Perinam prie antro, tai pagalbininkas, kuris turi pirmą sparną. Tai būtent antras su pirmo sparnu labiau turi pavadinimą kaip tarnautojas, patarnautojas, kuris labiau siekiantis yra padėti kitiems ir turintis savo tokius kaip irgi savo taisyklės, bet vis tiek jis tai daro dėl tų žmonių, ne tai, kad savo pateisintų kažkokį tai lūkestį, bet tai, kad kitiem duotų ir labiau yra orientuotas į tokį empatiškumą. O antras su trečio sparnu labiau yra toks šeimininkas, the host, toks priimantis, duodantis, jisai pasitiks save su maistu, jisai supras tavo poreikius, jis bus labiau orientuotas į veiksmą, bus labiau toks irgi ekstravertiškas, kuriam bus labai svarbi sėkmė ir ambicijos. Jo, kaip mes čia greitai, tiksliai taip čiuk punktus sudėsim, taip. Aha, tai tuomet gal prie trečio galim, nes labai taip plačiai išpapasakoju apie antrą, ar ne, trečio tipo. Tai mūsų pasiekėjas, tai turi irgi du sparnus, antrą sparną ir ketvirtą sparną. Tai trečias tipas su antru sparnu dar bus vadinamas žvaigždė. Ir šio tipo atstovai naudojasi nepaprastomis tokius bendravimo naujovėm, jie mėgsta būti tarp žmonių, su žmonėmis, atsidurti dėmesio centre ir dažnai jie būna gan populiarūs tame tarpe. Nes mes, kaip žinom, tai trečiukai tokie, truputėlį irgi linkę save parodyti, tai jam turint antrą sparną labai gerai sekas, ar ne, turi erdvę, kur pasirodyti, taip. Tai taip pat tada, jeigu turi antrą stipresnį sparną, jie kreipia didesnį dėmesį į aplinkinius, juos priima labiau pozityviai, rodo tą vidinę tokią šilumą, pozityvius jausmus supantiems žmonėms ir noro sulaukti dėmesio turi didelį ir taip pat jis nori tuomet jausti, kad ir jį myli, ar ne, kad tą grįžtamą ryšį, ką antras tipas turi, ar ne, nori gauti meilę, tai tas trečias tipas pasiima iš antro tas savybės. Tai jeigu trečias tipas turi labiau išvystytą ketvirtą sparną, tuomet jis yra vadinamas profesionalu. Ir trečio tipo žmonės, jeigu turi ketvirtą stipresnį sparną, tai jie tokie yra labiau vengiantis būti su žmonėmis, labiau nori nusišalinti nuo kontakto, turi tam tikrą intuiciją, gali nekreipti dėmesio tiek į save, tiek į aplinkinius, ar ne, nes ketvirto tipo žmonės jie linkę truputėlį atsitraukti ir užsidaryti, jeigu jiems to norisi, tai perima šitą tipą, ar ne, bet jie aišku yra ir labai kūrybingi trečio tipo, ar ne, nors jie yra tikslo siekėjai, bet jie tuomet labai pasidaro, siekia turi tos kūrybos, ar ne, tokio jautrumo didesnio, tai gali pasinaudoti šiomis savybėmis. Kaip ir minėjau prieš tai, turi būti balansas tarp abiejų sparnų, ar ne, kad galėtų būti žmogus harmoningas. Jo, ir, pavyzdžiui, trečio su antro tipu jie gali būti labai geri motivatoriai, nes jie turinti savo ambicijų gali, bet nukreipti į žmonės, kad gali dėl jų padėti. Tai manyčiau, jeigu neklystu, tai tikėtina, kad Tommy Robinsonas, jisai galėtų būti su trečio su antro sparnu jau tam sveikam lygyje. O trečio su ketvirtu, jie kūrybiški, kaip ir minėjai, ir tikrai turintis to savo ambicijų, nusišalinę, bet jie tuo pačiu viską daro, bet jie niekaip neužpildo to pasitenkinimo, vis jaučiasi kažkuom nepakankama, vis kažko trūksta ir tokio užsipildymo jie tokio neturi visai. Toliau, einant prie ketvirtas turintis trečią sparną, vadinamas aristokratas,
kuris turi savyje meniškumo, tokios ekspresijos, tačiau turintis trečiojo įrankius, mokantis tai išreikšti per veiksmą. Tai toks matomas, mėgstantis šou, ekstravertiškas, mėgsta įsitraukti į vairias veiklas. Ir tikėtina, kad jeigu pamatyti menininką gatvėje, kuris kažkuom save apsipila, tai tikėtina, kad tai yra ketvirtas su trečios sparnu, kuris išreiškia ir kad dėmesį sutraukia į save. Ketvirtas su penktos sparnu labiau vadinamas bohemiškas. Jau tas žodis toksai duoda tą tokį lėtumą, tokią biškį melancholiją, gylį savyje. Tai yra užsidaręs intravertas, kuris labiau mėgstantis kažkur sulysti, likti su savo žiniomis. Ir tuo pačiu, kai su juo kalbi, jis sugeba taip pateikti žinias, taip pateikti tam tikrą savoką su tokiu gyliu, su tokia išraiška, kad paliečia tikrai tokius, atrodo, net viduje gilės tokias sielas. Tai kaip kitaip tariant, jeigu ketvirtas su trečiu sparnu, tai jis tiesiog turi daugiau energijos siekti tikslų, ar ne? Jeigu su penktu sparnu, tai toks labiau į tą intravertiškumą, į mąstytojo vaidmenį įlipa. Taip, penktasis tipas, mokslininkas. Man šitas pavadinimas labai patinka, toks grinai taip kategorijos žmonių apibrėžintis, ar ne? Tai jeigu jis turi ketvirtą sparną, tai jis vadinamas dažniausiai jau estetu, tai savo intuiciją derina su žinojimu, jausmingumu, sąmoningumu, grožiu pajautimu, taip, su tą grožį pajautimą, su tai savo intelektualiniais gabumais, kuriuos jis turi. Ir šio tipo atstovams grožis yra vienas iš tiesos išraiškų. Taip kaip ir tvarka, kuri yra grožė patvirtina objektyvų tą idėjos teisingumą. Tai, žodžiu, turi žinias ir tas žinias apvelka į gražų rūbą, ar ne? Ir lengviau tada jį skaniau pateikti visuomeniai ir skaniau tada susivalgo tą visą turimą informaciją. Penktasis tipas su šeštu sparnu labiau išvystytų, tai jau yra uždavinių sprendėjas ir jis jau daugiau analizuoja, kataloguoja savo aplinką, nes šeštas tipas yra apie tas baimės, ar ne, kad daug ką daro iš baimės, tai perima, ar ne, kad paanalizuoja, patikrina 100 kartų tam tikrą informaciją, kad veiktų ir jie puikiai tuomet sprendžia uždavinius, jiems gerai pavyksta išdėstyti kažkokią tai problemą ir įvertinti grėsmes. Ir kadangi abu tipai ir penktas ir šeštas priklauso mąstymo centrai, tai yra patys intelektualiausi žmonės, ar ne? Jeigu penktas tipas turi šeštą labiau išvystytą sparną. Tai va, tai trumpai, jeigu penktas turi ketvirtą stipresnį, tai jis patampa labiau kūrybiškas, emocionalus, su šeštu sparnu jis labiau toks organizuočiau mąstantis, lojalus tipas pasidaro. Kalbant apie šeštą tipą, tai šeštas turintis penktą sparną yra vadinamas gynėjas. Būtent jis labiau toksai eina į sąžiningumą, lojalumą. Ir būtent šeštas yra tas, kuriam reikia tam tikro autoriteto. Penktas linkęs atsitraukti, tai tuo pačiu toksai vyksta vos ne konfliktas, kad jeigu tu atsitrauki turėdamas penktą sparną atsitrauki nuo tam tikrų žmonių, nes jauti tokį kaip nerimą dėl išdavystės, tada kuom pasitikėti. Ir šeštas su penktu gal netgi turi tokį vidinį konfliktą tarp šitų, jie tokie labiau intravertiški, kontroliuojantis, bet tuo pačiu gali labai, labai stipriai atsistoti, ginti ir kovoti už tai, kad, pavyzdžiui, mato kažkokį žmogų skriaudžiantį, ginantį ypatingai savo aplinkoje ir toksai, kuris tikrai vertina saugumą ir žinias ir sugeba tai labai apjungti. Ir šeštas su septinto sparnu, tai yra vadinamas draugelis. Linksmas, tai yra pats geriausias draugas, kokį tik tai gali turėti. Jis yra ištikimas, lojalus ir tuo pačiu labai linksmas,
mėgstantis naujoves, kuris palaiko tave, padrąsina ir yra, jeigu užsitarnauji šio žmogaus pasitikėjimą, tai turi draugą visam gyvenimui. Ir tai va tuom yra, kad 6 su 5 toks labiau užsidaręs, intravertiškas ir labai toks akylas stebintis, bet jeigu jau pasitikė tave, tikrai gins. O 6 su 7 sparnu yra labiau veiksmus, energingas, ekstravertiškas draugas tau. Jo, gal turi dar ką pridurti prie šitų? Tai norėtųsi draugo, nes jis ir saugos, atrodo, tave, ar ne, jeigu turės abu pakankamai stipriai išvystytus sparnus ir tą balansą, tai ir tave apgins, ir apsaugos, ir gerą draugą šalia turėsi. Yeah. Taip, 7 tipas, entuziastas, mūsų tie pozityvieji žmonės, ar ne, kurie yra aplinkui mus, turintis 6 ir 8 sparnus. Tai tarp šitų sparnų yra tokia pakankama įtampa, nes 6 tipas yra labiau orientuotas į žmonės, o tuo metu 7 tipas yra labiau orientuotas į patirtis, emocijas, išgyvenimus, ar ne? Ir abiems tipams yra būdinga tam tikra priklausomybė. Tai 6 tipas, kuriuose žmonės ieško pritarimo, saugumo, taip, iš tos baimės, kad būtų, kaip ir pati prieš tai minėjai, ar ne, tas saugumas, gynimas, o 7 tipas iš savo aplinkos semia laimę, taip, tai vieniems reikia to saugumo, kitiems reikia tos laimės. Taip, jeigu 7 tipas yra su 6 sparnu, tai jis labiau atsakingas ir ieško saugumo, taip, o jeigu turi labiau išvystytą 8 sparną, tai jis yra drąsesnis ir labiau nepriklausomas, taip, nuo kitų žmonių ir nuo aplinkos, drąsiau priima sprendimus, nes, kaip žinom, tas 7 tipas turi daug idėjų ir jam tos idėjos liejasi laisvai ir kažkur dar paskaitė dar naujas idėjas, tai turint 8 sparną, galima šiam tipui jau stipriau, ar ne, atsakingiau ir drąsiau žengti tuos pirmosius žingsnius, ar ne tik ieškoti naujų potyrių. Taip, nes 7 su 6 man tai panašu, jeigu jauti, kad tu 7-ukas esi tos pozityvo, norisi naujovių, bet nedapildai savo planų iki galo, tikėtina, kad turi 6 sparną. Nes vis nori to iš to nerimo kažkokio, tai ieškai kažko naujo, bet jeigu tu esi toks stiprus ir orientuotas į tikslų pasiekimą, nusprendi, padarai ir drąsiai tai darai, tikėtina, kad 8 sparnas yra stipresnis. Kalbant apie 8 lyderius, bosus, kurie savotiškai jau tą energiją spinduliuoja, jau įeinantis į kambarį, tai turintis 7 sparną, jie bus šiek tiek švelnesni, bet tuo pačiu jie bus tokie realistai. Jie įgyvendina savo planus, jie žino, ko jie nori, jie yra inovatyvūs, entrepreneriai, kurie labiau linkę į tam tikrą gausą gyvenime, ne? Yra linkę tyrinėti, kurti ir interaktyvūs, bet tai daro ne tam, kad įtiktų kitiems. Tai daro vis tiek dėl savęs, dėl savo išreiškimo. O 8 su 9 sparnu, juokingai esu mačiusi, kad jie vadinami, tarkim, lokiais. To vadinimas. Kodėl būtent lokys, nes tas toks metaforas, jeigu žinom lokį. Matai, jį toks yra fainas, atsipūtęs, ramus, jisai slimpinėja, kažką daro, bet jeigu tu jį suerzinsi, tai jau geriau tu nuo jo nepabėgsi. Tai būtent 8 su 9 sparnu apie tai yra, kad jie gali būti atsipūtę, atsipalaidavę, nes 9 duoda ramybės. Bet 8 jisai kovos už save, už savus, gink Dieve, tu paliesi šeimos narį, tai tave ten gali sudraskyti. Tai būtent 8 su 9 sparnu yra tokie ekspresyvūs ir tokie nepriklausomi, tylūs lyderiai stiprus, kurie kažkaip tai padaro savo idėjas realistiškas ir įgyvendinamas. Bet 8-ukam labai reikalinga ta ramybė, ar ne? Šiek tiek jos pasisemti iš 9-uko ir to atsipalaidavimo iš 7-uko, tai tokie labai derantis ir gelbėjantis sparnai šalia. Tas kaip 8-ukai labai tikėtina pora, labai gerai tinka antrukas, nes antras tipas jisai sušvelnina 8 visą tą tokią stiprybę ir leidžia jam įsižeminti ir paliesti tą vidinį vaiką, kuriam taip reikia to dėmesio. Taip, ir 9 paskutinis tipas turi 2 sparnus 8-uko ir 1-uko. Tai jeigu turi stipresnį 8 tipą išlavintą, tai jis vadinamas komforto mėgėjas, ar ne?
tai jie labiau bendraujantis, mėgsta juokauti, pasakoti istorijas, leisti laiką su draugais. Tai 9 tipas su 8 sparnu yra apskritai toks tvirtesnis ir labiau pasitikintis, ar ne, perima tas boso tokias turimas savybės, o turintis 1 tipą tai yra labiau atsakingas, taip, labiau disciplinuotas, nes 1 tipo tokios stipriosios savybės, mažiau išsiblaškęs, labiau irgi imasi ryštingiau kažkokių veiksmų, labiau pradeda struktūruoti savo tikslus, ar ne. Ir jo, šiaip, kai pagalvoji, tai 9 tipas ir jos sparnai yra abudu tokie pakankamai stiprus, ar ne. Vienas bosas, lyderis, o kitas tas, kuris turi stiprią struktūrą, ar ne, ir viską nori susidėlioti. Tai tarp tokių 2 ugnų jam labai gerai pasisemti ir lyderystės, ir struktūros, ir veikti tuomet savo tikslų link, ar ne, kartu su nešant tą ramybę savyje. Pačiai, kaip atstoviai 9-ko, galiu pasakyti, kad tai yra ganėtinai aštru būti tarp šitų 2, nes vėlgi 1 yra savikritiškas, kontroliuojantis, tai ėjimas į vidų ir pastovis kritiko balsas galvoje, sakantis, kad tu kažką negerai darai, ir tuo pačiu einantis 8 sparnas, kuris yra kritikuojantis išorę, kad kiti kažkaip tai blogai elgesi. Arba norintis vadovauti ir siekiantis komfortą, nes vėlgi mes 9-kai esam linkę siekti tiek išorinės ramybės, tiek vidinės ramybės. Ir dėl to mes tokiam esam tarp 2 ugnių, kaip ir paminėjai labai gražiai, kad vis dėlto tai yra tam tikra irgi kova tarp išorės ir vidaus. Ir pati aš ilgą laiką labiau buvau orientuota į 1 sparną, tai būtent, kad atsitraukianti, romantiškesnė, meniškesnė, kuri labiau nerinti savo vidinį pasaulį, ir dabar einu labiau į tai, kad ugdau savo 8 sparną, kad išsakyti savo nuomonę, kad mano poreikiai yra svarbus, kad aš irgi turiu vietą šiam pasaulyje ir esu ganėtinai svarbi, nes 9-kas kovoja su to, kad nėra svarbus. Tai tas balansas tarp 1-8 duoda tai, kad tu sugebi įsižeminti ir sugebi pasaulyje irgi kurti kažką tokio gero, kad vis dėlto ta harmonija siekianti tiek vidinės, su savim tvarkaisi ir plus tvarkaisi su išorė. Išorėje duodi tam tikrą harmoniją. Tai būtent apie tai tas 9 tie 2 sparnai yra apie tai. Ir dar taip norėčiau paminėti, aš kadangi 1 tipo atstovė, tai nepamenu, minėjau ar ne, 1 laidoje apie tą dalyką, kai aš mokiausi, kad sumaišiau, aš galvojau, kad aš 2 tipo esu ta pagalbininkė. Ko pasiekoja, aišku, paskui išsiaiškinau, susidėliojo viskas labai aiškiai, kad mano sparnas buvo 2 labai stipriai išvystytas ir netgi galima sumaišyti, kad aš galiu būti to tipo būtent atstovė, ar ne, nors pagrindinis tas bazė vis dėlto yra 1 tipo. Tai vat. Jo, nes kai irgi pradėjau pačioj pradžioje tyrinėti enegramą, tai buvau irgi priskirta prie 1-ko, kad esu perfekcionistė, kol tikrai pradėjo ryškėti tas stengimas, ko 1-kas neturi. Jis eis ir darys, ir neužleis niekam vietos. O aš dažniausiai užleisdavau, kad tik kažko neįdėti, tai būtent nuėjus į tam tikrų mokyklą, kurioje mokiausi, sako, tu žinok, visiškai ne 1-kiška esi, nepanašiai, tai sako, gal paskaityk 9. Paskaičiau, pasirodo, daug panašumų radau. Taip, tai sparnai ir yra apie tai, kad mes galime pasimti tam tikras savybės iš šalia esančių kaimynų tipų, bet lengva ir sumaišyti, jeigu kažkuris sparnas yra aktyvesnis, taip. Tai kaip ir, nežinau, kiek kartų jau minėjau apie tą balansą, harmoniją, abiejų sparnų vienodą išvystymą, tai jeigu, tarkim, jau tyrinėjant pačią enegramą ir matot, kad, nežinau, ten esate 9 tipo ir norisi, ir matot, kad ten, tarkim, 8 sparnas yra stipriau išvystytas, tai sąmoningai galite pereiti į 1 tipą ir pavystyti ten būdingas savybės, tam, kad bus jūsų sparnai vienodo dydžio kaip paveikslėliai, ar ne, o ne vienas didesnis, kitas mažesnis. Tuomet viduje irgi bus mažesnis toks priešiškumas, ar ne, didesnis balansas ir bus tiesiog lengviau ir aiškiau gyventi ir suprasti save. Tai perinam dabar į kitą, būtent enegramos vaikščiojimo kryptis, tai yra augimo ir streso kryptis, kur streso metu kiekvienas tipas pasiima
tam tikro tipo neigiamas savybės ir jas pradeda išreikšti. O augimo metu, kai jis yra subalansuotas teigiamoje būsenoje, pasiema dar kito tipo teigiamas savybės ir jas integruoja ir tampa tos kaip tipas. Tai mes pradėsim apie šios tipus. Tai perinant į augimo ir streso zonas, tai pirmukas, perfekcionistas, turi savo augimo kryptį ir pasiema 7 teigiamas savybės. Tampa atviresnis, spontaniškesnis, jam daugiau norisi idėjų, jisai gali net užlipti ant stalo, šokti ir išreikšti save net tam tikrais ne jo tipui būdingom savybėm. Ir būtent kažkada vaikystėje pirmas tipas buvo labiau panašus į 7 ir kol kažkada suprato, kad pasaulis nėra tobulas, nėra geras ir būtent suprato, kad jis gali padaryti pasaulį tobulesnį, geresnį ir tada labiau įsijautė į pirmo tipo būtent būseną. O streso būsenoje pirmas perina į 4 ir iš jo pasima neigiamas savybės, tampa melancholiškesnis, pradeda labiau kritikuoti save, kritikuoti kitus ir nesupranta, už ką toks gyvenimas yra neteisingas. Taip, aš vėlgi, kaip savo, čia kiekviena, žinai, kaip savo tipo atstovė. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu aš komforte, nors kartais atrodo, pavyzdžiui, kad man stresas viduje, ar ne, nežinau, ten kažkaip gal daug minčių, taip sudėtinga, kažkaip emociškai ir atrodo, kad jaučiu lyg ir būčiau strese ir tada pažiūriu, ką aš darau ir žiūriu, kad, aha, aš ir ten dalyvauju, ir iš ten idėjų pasiimu, ir iš ten ir tą noriu padaryti, ir tą noriu padaryti, ir tą darau, pradedu daryti ir man pasileidžia plaukai, žodžiu, norisi labai daug įdėti, atrodo, tų idėjų tiesiog liejasi. Tai aš per tai pastebiu, kad aš nesu strese, kad aš esu komforte, tiesiog mano emocijos yra tokios stiprios, kad aš kartais galvoju, kad tai yra streso kažkoks tai faktorius, ar ne? Bet tos idėjos ir tas noras dalintis, noras mėgautis tuo gyvenimu, kurti, atrodo, net ir naktį gali sėdėti ir kurti, nors atrodo keltis 5 ryto kokią naktį, bet net sunku kompiuterį užversti, nes tiesiog liejasi idėjas, tai tas komfortas, ar ne? O stresas tai visiškai toks, man bent jau asmeniškai atsitraukimas, nieko tada atrodo. Nebenori, aišku, atsakomybės kviečia ir darai, bet norėtųsi viduje tiesiog užsidaryti, kad niekas nelystų, niekas nematytų, niekas neklaustų, kaip tu jautiesi, kiek esi ką padariusi, nieko. Tai iš tikrųjų labai stipriai jaučiasi ir galima pastebėti, net sakau, tą, kur galvoju strese, aš nestrese, ar ne, nes labai ta emocija stipri gali tave irgi apgauti ir galima išnaudoti. Žinant tas savybės, kad pereini, tarkim, į 7, kad, dabar tavo mieloji žvaigždės laikas ir semkis visas idėjas, kurios ateina pas tave. Taip, antrasis tipas - pagalbininkas. Tai pagalbininkas augimo srityje pereina į 4, tampa toks labiau savarankiškas, kupinas idėjų, tampa labiau tokių globojamų ir lengviau suvokia, kas jam yra svarbu. Taip, nes kaip ir minėjom praeitoje laidoje, kad pagalbininkas į kitus žmonės labiau orientuotas. Taip atsigręžia į save ir pradeda matyti save. Ir jam tampa tas asmeninis individualumas, ar ne, svarbu jam rasti tas, kuo jis yra išskirtinis, kitoks. Ir bando tuomet atlikti visas savo veiklas kažkokiu ypatingu, įdomiu būdu, ar ne, negu įprastai. O jeigu antrasis tipas pereina į stresą, tai streso metu jis pereina į 8 tipo, perima 8 tipo savybės ir tampa toks labiau kontroliuojantis, greičiau puola į agresiją, supranta, ko jis nori, kas jam yra reikalinga ir kaip pradėti, nežinau, iš kitų žmonių pasimti tai, ko jis nori, ar ne, pradėti kontroliuoti situaciją. Ir čia vėlgi tas labai gražiai susilieja, tas meilės davimas kitam, ar ne, kad duodu meilę, atrodo, aš juos tiek turiu, imkit visi kiti, kas aplinkui mane. Ir tada ateina diena, kai sako, o tai man, Tai ir tuomet prasideda tas stresas, kodėl man nieks neduoda, aš tiek visiems duodu, dalinuosi, o man nieks neduoda, ar ne? Tai tada streso faktoriai suveikia ir pasidaro
perima neigiamas 8 tipo savybės. Taip, o trečias tipas savo augimo būsenoje, kai yra teigiamoje, geroje, atsipalaidavęs, jis perima 6 teigiamas savybės. Tampa didesnis, lojalesnis, dėmesį skiria santykiams, mažina savo tempą ir pradeda galvoti, o kam man visi tie pasiekimai. O kaip galbūt santykiai, ne, pradeda labiau orientuotis, sumažina savo darboholizmą, pradeda skirti dėmesio ir savo šiek tiek ir peržvelgia visą savo gyvenimą. O streso būsenoje pereina į 9 tipą, kur tampa pasyvesnis, nebesusidėlioja savo prioritetų, neryžtingas, vengia atsakomybės, ne, kaip 9 yra toks tam tikras tingėjimas, ta būsena, tai 3 perima tingėjimo dalį, jis tampa labiau mažiau energingas ir jo visi tie tikslai nuplaukia, tas efektyvumas dingsta ir viskas tampa tiesiog beprasmiška. Ir visi tie nuopelnai, dėl kurių jis taip stengiasi, noras kažką įrodyti, tampa jam visiškai nebesvarbus. Tai tikra paskaita, ar ne? Bet tikslas yra iš tikrųjų, kad jūs pamatytumėte, kaip mes veikiam, ar ne? Ir pati ta enegrama ir yra apie tai, kad mes pamatę, kaip mes veikiam strese, kaip veikiam komforte, neįsivaizduojam, kaip mes darom, bet tiksliai žinom, ar ne? Tai galim save pradėti auginti ir keisti, kad būtų šiek tiek patogiau šioje žemėje gyventi. Taip, tai tuomet 4 tipas, individualistas, kai jis jaučiasi saugus, komfortas aplink jį, tai jie turi daug jėgų ir pradeda reikštis pirmojo tipo visi teigiami bruožai ir gali labiau susikaupti prie savo uždavinių, prie savo tikslų, pamiršti tą susirūpinimą savimi ar ne, pamiršti kitų žmonių nuomonę apie jį ir labiau susitelkti ties užduoties vykdymu. Ir tada to pasekoje jis daugiau dėmesio skyrė į detalės savo veikloje ir mėgsta viską tobulinti, ką įmanoma patobulinti, ar ne? Ir kai 4 tipas pereina į stresą, tai pereina į 2 tipo neigiamas savybės, jaučia nepasitikėjimą, praranda ryšį su savo būtent emocijom, ar ne, ir nustoja galvoti apie tai, ko jis nori, nes individualistai dažniausiai žino, ko jie nori, ar ne, ir per kūrybą tai išreiškia, tai jie pradeda abejoti, ar tikrai čia jie taip nori, ar ne, tokių abejonių daug atsiranda, pradeda paprasčiau žiūrėti ir kreipti dėmesį į kitų žmonių poreikius ir prisitaikyti prie kitų žmonių norų. Realiai tai, ką jis turi, tą individualumą, jis realiai kaip ir jį praranda ir pradeda kreipti dėmesį stipriai į aplinką. 5 tipas, mokslininkas savo augimo kryptyje, kai jaučiasi saugus, laimingas ir viskas jam yra tvarkoje, jis perima 8 tipo teigiamas savybės. 8 tai yra lyderis. Ir 5 pradeda jausti drąsą, ryžtingumą, nuomonę savo reiškimą. 5 yra labiau linkęs kaupti tą informaciją, bet nebūtinai ją duoti pasauliui. Tai turintis 8 tipo jau tą teigiamą savybės pradeda išreikšti tą informaciją. Pradeda ją nuosekliai dalintis, jaučia jėgas antplūdį, spontaniškumas atsiranda ir noras perduoti pasauliui tas žinias, kurias tiek laiko kaupia. Tuo pačiu streso būsenoje, kai jaučiasi nelaimingas, pavargęs ar yra jam stresas kažkokiu tai būdu, jis tampa neramus, įsiblaškęs, pradeda ieškoti lengvabūdiškų tokių trumpalaikių malonumų. Vengia tokių tam tikrų atsakomybių ir labiau tampa toksai paviršutiniškas, ekstravertiškas ir įsiblaškęs, išsitaškęs, kuriame tokios koncentracijos susimažėjimas yra. Gal ir atsiranda tų idėjų, bet ir trūksta to įgyvendinimo. Ne? Aš pasidalinsiu, kadangi mano vyras yra 5. Tai iš tikrųjų, kai atsirado vaikas,
Tai, na, vyrams natūralu, kad tai yra stresas ar ne, stresinė aplinka, kaip pirmas kartas. Ir labai iš tikrųjų pasimatė, va tas, kai labai toks būdavo irgi, ką čia namuose padaryti, suremontuoti, sutvarkyti, kažką naujovių, kažkokiu įdėkti, augimas rytis, kryptis ar ne. Ir kai stresas, toks nežinau, ką daryti, man šitas rytis visiškai nauja, gerai pasiskaičiau, o kaip čia praktiškai nežinau, ką čia daryti. Tai vat būtent tas atsitraukimas ir atrodo apatija tokia netgi atsiranda, ar ne, kaip čia ką daryti. Tai vat tą žinant, irgi net šalia esančiam žmogui gali žmogus padėti, ar ne, tarkim, jam nueiti tą galbūt komforto zoną ir vat, suteikti kažkokių žinių, ar ne, kažkokius mokymus nupirkti, kur galėtų daugiau informacijos surinkti ir taip toliau. Tai va, bet niekam nesakykit. Taip, šeštasis tipas lojalistas. Tai šeštasis tipas pereina į 9 tipą komforte ir tampa truputėlį lėtesni ir priima tai, kas yra ir pradeda matyti žmonėse gerą, tą pozityvą, ar ne, kas gero yra aplinkui. Ir tas skepticizmas, tos baimės visas atsitraukia ir jo vietą keičia jausmas, kad geriau pasidžiaukime vienas kito kompaniją, ar ne, pabūkime visi kartu toje ramybėje ir tos baimės jos truputėlį atsitraukia ir leidžia šešto tipo atstovams atsikvėpti. Tuo tarpu, jeigu šeštukas yra strese ir jaučia tą didžiulį streso faktorių, tai pereina į 3 tipo atstovo neigiamas savybės ir išgyvena dažnai, tampa tokie aktyvesni, bet tuo pačiu išgyvena frustraciją, tą nusivylimą, ar ne, todėl kad nepavyksta apgalvoti to, kas vyksta prieš priimant sprendimą, ar ne. Tai kitaip tariant, jeigu, tarkim, šeštukui yra būdingos tos baimės, tai tam strese, ar ne, toks pasidaro dirbtinis pasitikėjimas savimi, jis jau nebežino čia, kaukę, kitaip tariant, užsideda trečiuką ar ne, nežino, žino jis, bet jis tiesiog nenori demonstruoti tą tokį, kad jam kažkas nepavyksta, kad jis kažko bijo, kažko nedaro, tai jis dirbtinį tą pasitikėjimą savimi demonstruoja, ką šiaip per kūno kalbą labai lengva pastebėti, ar ne, nors atrodo pasitikintis, bet viduje, jeigu gerai pastebėtume, tai dažnai akis netgi išduoda, ar ne, tokias didelės baimės, nors ir galva pakelta ir rodo tą pasitikėjimą savimi. Ir tada stengiasi rodyti tą savo vertę, pasiekimus, ar ne, vėlgi per netikrumą, per kaukę ir taip veikia streso būsenoje. Taip, mūsų entuziastai, septintukai augimo kryptyje pereina į 5, pasiima jo teigiamas savybės, tampa susitelkę, labiau intelektualūs, linkę labiau kalbėtis tokiom gilesnėm temom, jie nurimsta, tampa tokie savarankiškesni ir turintis aiškesnę koncentraciją, nebesimėtantis taip stipriai ir tokio įgauna konkretumo, kaip jau minėjau, ne, savo tikslų siekiantis, jie paima, pasiekia, susirenka tinkamą informaciją ir jie tikrai tampa tokie labiau patikimesni. Tuo pačiu streso būsenoje jie pasiima pirmuko neigiamas savybės, tampa kritiški, tiek gali būti savo, tiek išoriniams žmonėms. Atsiranda tokie kaip laisvės suvaržymai. Septynukui labai būti svarbu ir laisvam, bet pirmukas duoda jam pačiam, atrodo, kad jis jaučiasi kažkur uždarytas, kažkur pastrigęs ir norisi išsilaisvinti, ne? Tas randa tas ribotumas, griežtumas savęs, kitų vertinimas. Tai mano vyras irgi yra, kaip pakalbėkime apie vyrus, tai mano vyras yra septintukas. Tai būtent, kai jaučiasi, jis stresuotas, tikrai jaučiasi tas kritiškumas, labiau perfekcionizmas atsiranda, tam tikra struktūra, dėliojimasis, nebegirdėjimas aplinkos, kad reikia tokie aspektai ir iki galo kažką padaryti. Ir kai ateina būtent į 5, tai jis labai linkęs kaupti informaciją. Netgi šiek tiek galima sumaišyti net su 5, kad tampa toks užsidaręs, mažiau ekstravertiškas ir labiau intravertas. Ne? Jisai tampa labiau vienas, jam aplinkui žmonių gali nebereikėti. Nors kaip ir septintukui čia teigiama pusė augimas yra, ne? Bet jis tuo pačiu jau kaip ir atrodo, kad kažkas negerai, nes užsidaręs žmogus tampa.
kai yra entuziastas, septintukas, mėgstantis visus kitus linksminti. Tai be septintukų tai yra augimas. Jam reikia susibalansavimo, reikia tos ramybės ir šiek tiek savo idėjų sustruktūrizavimo. Septintukui be galo yra svarbu blaivumas. Tai yra tiesioginė perkeltinė prasme, tai yra tiesioginė, kad alkoholio mažiau, nes jisai taip ten pilna minčių, alkoholis dar labiau kenkia. Ir minčių blaivumas. Išgelbėti save nuo minčių. Tai per penketą jis pradeda tas mintis tiesiog struktūrizuoti ir taip išsilaisvina iš savo tų tokių vat kalėjimų, kuriuose kartais susidaro ir nebevengia to skausmo. Mhm. Įdomu, šiaip labai man septinto tipo žmonės labai įdomus yra. Jis labai įdomu dar ir gyventi. Tikiu, ir įdomu, ir linksma, kol neateina stresas, ar ne? Tuomet galima atsikvėpti. Kai vyrui stresas, tada žmona atsikvėpia, nes jis užsidaro ir nebelinksmina. Taip, aštuntas tipas, tai tas lyderis, bosas, taip. Tai kai jaučiasi saugus aštuntukas, tai jis gali savo ramiai sudėti savo ginklus ir tuomet pasireiškia antro tipo savybės, ką mes ir minėjom, ar ne, kelis kartus. Ir tuomet labiau pradeda kreipti dėmesį į kitus žmonės, į kitų žmonių poreikius, taip, ne tik į savo. Tada labiau jie patampa tokie labiau pagarbus, geriau rūpinasi savo artimaisiais žmonėmis, taip, nes dėmesys jau į juos yra, pamato, kam reikia pagalbos, taip, gali jiems be problemų, be jokio ten, nežinau, sudėtingo vidinio resurso jiems padėti, toks natūralus noras kyla, ar ne, kai jaučiasi komforte. Tai vat vėlgi, jeigu matom aštuntas tipas ir jau toks tas stotas, ar ne, kur visada ginklai ištraukti ir pasiruošę spręsti, tai jeigu jis jau atsipalaidavo ir jau veido raumenis jau truputėlį nukrito ar ne žemyn, žandikaulis nebe toks įsitempęs pečiai, tai tikrai rodo, kad jis yra saugioje zonoje ir ten jis gali augti ir padėti kitiems, tuo pačiu ir sau leisdamas tas emocijas pamatyti, ar ne, ir galbūt lengviau perimti ir pamatyti savo emocijas. O kai jis jaučia stresą, tai pereina šio su to penketuku, tai stresas, tai stresas, tai komfortas, visi ten užsuka visai neblogai. Tai kai jaučia stresą, tai yra toks pojūtis, kad aštuntukas jaučia, kad atsikando daugiau negu gali nuryti, tuomet jis pereina į tą penktą sritį, į tą stresą, ar ne, ir atsitraukia, apgalvoja visus savo veiksmų būdus, taip, visiškai nutolsta nuo aplinkinių ir neįsitraukia nei į jų asmeninį gyvenimą, nei į problemas ir užsidaro savo tokiam liūdesy. Kaupia, renka informaciją, taip, tam penktam tipe ir ta analitinė savianalizė labai stipriai vyksta, ar ne, apgalvoja savo veiksmus, žodžiu, vyksta ten tas programinimas visas, ar ne, programinis procesas persikrauna, kitaip tariant, būnant strese. Taip, tai tiek turbūt apie aštuntuką, tai jeigu jau aštuntukas irgi ne tarp žmonių, neiškėlęs galvą kažkur eina ir save demonstruoja, o atsitraukia, tai irgi reikia suteikti tokią galimybę pabūti ir permastyti savo veiksmus ir paieškoti, ar ne, tame strese išbūti ir rasti sprendimą. Taip, kiekvienam nekomforte tas stresas yra būtent tas kartais ir augimas, kuriame galima atrasti daug dalykų, kurių šiaip komforte negali atrasti. Kai kalbant apie paskutinį tą vargšą devintuką, kuris dažniausiai būna paskutinis. Ar tikrai čia taip? Tai iš tikrųjų, kaip mūsų pirmoje laidoje minėjome apie tam tikras kūno, proto ir širdies centrus, tai devintukas, būdamas kūno centro atstovas, pereina augimo kryptyje į emocijas. Tampa motyvuotas, trykštantis, ambicijos ir pati kaip pasupa devintukas, tai tuo metu, kai aš jaučiuosi gerai, aš galiu būti antiek produktyvi, tiek daug galiu daryti, ten visas grafikas užpildytas, energijos pliūpsniai, entuziazmas trykšta ir toks jausmas, kad ta laimė viduj nebetelpa.
ant tiek iš tikrųjų tas trečiukas įtakoja, tas jausminis kūnas, jausminis centras įtakoja tai, kad tos emocijos, sakau, toks atrodo, kad myliu visą pasaulį. Viskas nerealu ir faina ir visus kalnus aš galiu nuversti, ambicijos aiškios, planai, tikslai, dėliojimas, planavimas, ką darysiu, kaip darysiu, viskas susidėliota. Tačiau, kaip bebūtų, gyvenimas atinka, kad nueini į tą stresą ir devintukas keliauja į šešetą, tai būtent į mąstymo centrą. Atsiranda nerimastingumas, ateina mintis, kad kažkas negerai bus, pradedi galvoti, kurti scenarijus, nebenori daryti. Tai visas tavo energija atsiranda galvoje, tavo mintise ir būtent mintis yra ta iliuzija, kurioje devintukas papuola, tada tampa jis irgi vėl tingesnis, nieko daryti nebenori, apatiška, tokia mini depresija užpuola, kurioje mielai tu galėtum ant sofos, kimštum maistą, žiūrėtum filmukus ir galvotum, už ką toks pasaulis tau, šiek tiek netampi tokia melancholiška, depresuota gali šitoj vietoj ateiti, nes numatai įvairias grėsmės, jeigu aš tą darysiu, kažkas blogo atsitiks ir tas trečiukas jau nebeveikia tuo. Tai devintukas turi tikrai tokius juoda ir balta, arba jisai gali būti tokiam baltam, entuziastingam veiksiu, darysiu, arba tas negatyvam šeštam, kur iš vis nieko nebenoriu ir už ką man taip ir iš vis aš geriau kur nors pasislėpsiu oloje ir nesirodysiu. Tai va devintuko tokios būtent augimo ir streso kryptis. Na, šiaip logiškai mąstant, tai komforte nueini į trečią, prisiplanuoji, ten pilną grafiką kalendorių susipildą ir tada reikėtų pastresuoti, kad čia labai daug reikės daryti. Nueini į šeštą, pradedi vertinti grėsmės. Žinai, čia kaip yra NLP, Volto Disnėjaus kūrybiškumo strategija ir yra tas kritikas, ar ne, kuris įvertina galimas grėsmės, abejonės ir būtų galima išnaudoti. Bet aišku, stresas savo daro, ar ne? Bet mes turim technikų, kaip su tą stresu galima sutvarkyti ir pasimti naudą netgi tame strese, ar ne? Taip, tai ką, tai perėjom gan plačiai kiekvieną tipą ir dabar, jeigu susidomėjote pačią enegramą ir norėtumėte dar giliau pagilinti, nes ji tikrai yra labai labai gili, tai, ką mes per 2 laidas papasakojame, tai gal bus koks 2 procentai. Tai iš tikrųjų labai jinai gili per visas perspektyvas, per santykių perspektyvą, visi tie išsivystymo lygiai, taip galima juos kiekvienus nagrinėti ir paieškoti savęs, kuriame jūs lygiai esate. Ir daug kitų niuansų, kur tą enegramą taikyti, vat kaip ir anąsyk minėjau, kad ir net ir formuojant komandą galima ieškoti tam tikrų specialistų, ar ne, būtent to tipažo, tam, kad būtų kas idėją sugalvoja ir būtų kas ją įgyvendina, sukuria planą ir kas padaro, ar ne, irgi galima, aišku, iššūkis nemažas, bet rezultatas tikrai džiugintų. Tai va, ir pasidaliname tuomet 2 trenerėmis, pas kurias galite kreiptis dėl enegramos mokymų, tai Reda Slavenskaitė, įkelsime galbūt nuorodą mes į aprašymą, tai man atrodo, kaip tik po naujųjų metų jinai organizuoja mokymus, jeigu neklystu, praktiką enegramos, tai galima tikrai užsirašyti ir pagilinti. Ir savo naudos gausi tikrai ir labai lengvai pradėsite matyti aplinką, skanuoti aplinką, pažinti žmonės ir žinoti, kaip su jais elgtis, kad jie būti tais tokiais prieš kalėdas tai išvis, tokiais angelais, ar ne, kur jeigu žmogus stresuoja, žinom, ką daryti, kad nuvesti į komfortą. Ir Julija Jakubova, tai pas ją mokinausi aš, nuorodos aš neradau, kad ji dabar organizuotų, tai nepasidalinau, bet jeigu tikrai domina nuostabi trenerė antro tipo, tai tikrai gausite daug dėmesio į save ir daug informacijos ir jeigu domina, galite ją asmeniškai parašyti su užklausa. Tai va, tai... Taip, o Reda yra, kiek žinau, 8-tukas, tai duos tokio griežtumo, tvirtumo, struktūros, kurioje tikrai pasieksi tikslu. Dar iš mano pusės verta enegramą domėtis turint ypatingai vaikų, nes vėlgi juos auginant, auklėjant, matant jų jau potencialą kažkokiam tai tipe, galima suteikti augimo daugiau ir duoti jiem motyvavimą, nes vėlgi enegrama nebūtinai yra apie elgesį. Enegrama yra apie tai, kas tave motyvuoja daryti tai, ką tu darai.
Ir kai tu žinai tinkamą motyvacijos rūšį savo arba savo vaikui ar darbuotojui, ne, tai tu automatiškai palengvina tą tokią kokybę santykių. Tiek pat, pavyzdžiui, tavo partneris, kadangi žinau, mano vyras yra septintukas, aš žinau, koks jis yra, aš žinau, kad jis turi tas savybės, aš žinau, kas jį motyvuoja. Ir aš galiu jam tai suteikti. Ir tas gerina mūsų santykių kokybę. Taip pat jis žino mane, žino kokia aš. Mūsų bendravimo, mūsų tam tikruose konfliktuose mes žinom, kaip manevruoti tarp mūsų santykių, kad pasiektume mūsų kokybę išeitį. Dar taip pat prie trenerių yra ir vardo gal neatsiminsiu, bet Vietrinėne Enegramos akademija.lt taip pat turi labai didžiulę bazę, dar plačiau aprašyti kiekvienas tipas, yra tam tikri sakiniai, plus įvairūs testai. Ir atliekant testus labai rekomenduoju atlikti keletą jų skirtingų, kad pamatyti ir palyginti rezultatus, save atskiriant. Koks enegramos tipas yra. Nebūtinai tas testas veikia, bet verčiausiai yra tikėtina, kad geriau yra paskaityti apie kiekvieną tipą ir pajausti, kuriam tipui tu labai kažkaip priešinės. Tikėtina, kad ten esi tu. Ir iš tikrųjų, vat, užsiminė apie vaikus, ar ne, kad labai gerai prisideda prie vaikų, vat, irgi kryptingo tokio ugdymo, lavinimo, auklėjimo. Tai net, kaip pasakyti, realiai vaikas, jis turi tą tipą, tokį, na, nesuvaldytą, tą tikrą, ar ne, ir labai lengva pastebėti, koks jis yra, kame, iš jo veikimo, iš elgesio. Bet mes augdami, ar ne, tie vaikai augdami, jie prisitaiko prie visuomenės, prie šeimos diktuojamų sąlygų, koks tu turi būti, ar ne, tėvai per savo irgi perleidžia kažkokią įsitikinimų bazę. Ir tuomet tas vaikas augdamas, jis užsideda tam tikras kaukes, kažkokius personažus, vaidmenis, koks jis turi būti, ir jis gyvendamas tame patiki, kad jis toks yra. Todėl vat, kartais mes priskiriam prie kitų tipų, ar ne, nes man vat šitas, aš ta prasme, tuom gyvenau, vat toks, ar ne, man visada ten sakė berniukam, būk ryžtingas, būk lyderis, ei, komunikuok, atsakomybė, čia sugadinai žaislą, tavo atsakomybė, o gal jis ten septintukas ir jam tą atsakomybės sugadino, jis pamatė kitą žaislą, nuėjo, žinai, ten žaisti. Tai mus gali tėvai pastumti ne į tą kryptį, ar ne, ir mes galim išmokti kažkokį elgesį ir pritempti save prie to tipo. Tai vat netgi ir, tarkim, mokantis pačios enegramos ar užduodant klausimą, tai kuris aš šitas tipas, tai prisiminkit, kokie jūs buvot, ar ne, vaikystėje, ką tėvai vat apie jūs pasako, ar jūs ten buvo toks nenuvaldomas, ar jūs visada, na, kadangi aš įtariu, mano vaikas septintukas bus, tai matau ten, ta prasme, irgi, tai čia tą sugalvoja, va čia tas žaislas nebeįdomu, nes čia jau tas yra ir toks. Ir aš galiu vėlgi kryptingai jau auginti, ar ne, nors man gal fainiau ten būtų, jeigu jis būtų ten aštuntukas ar pirmukas, ar ne, šiek tiek vyriškos struktūros turėtų, bet priimti jį ir leisti jam augti tame, kas jis yra. Tai tas yra labai svarbu ir gali tikrai ir savo tėvų paklausyti, kokie jūs buvote, ir tie žodžiai, kuriuos įvardins tėvai, dažnai ir apibūdins, net ir enegramai rasite tuos žodžius apibūdinančius jūs. Nors jūs galbūt save priskiriat kitur. Nu, žodžiu, labai įdomus savęs atradimai, ar ne, savo tokios truputėlį net tapatybės, ar ne, atradimo. Ir tai žinant visą tą informaciją galima save auginti kryptingai, nesiblaškant, kas man tinka, kas man netinka, ko aš noriu, ko aš nenoriu, ar ne, jau tokie sudėti taškai yra ir jums palengvina truputėlį jūsų kelionė. Tai enegrama yra labai platus mokslas, labai gilu ir kiek ten betyrinėtum, visada kažką atrasi naujo apie save, apie kitus. Ir tai yra tame grožis toje enegramai, dėl to, kad ir faina ne tik, kad uždėjau vieną kaukę, dabar viskas peržiūrėtumėm tave, tu dabar devintukas, gimiai toks ir mirsi. Ne, tu gali augti, tobulėti, tai čia yra tas geriausias grožis. Jo, ir svarbu nesakyti, kad na, aš toks esu, ar ne? Nes tas iš karto blokuoja visas galimybės augti ir save pažinti. Tai jo, aš toks esu, gerai, dabar žiūriu, ką aš galiu su to padaryti, kad man būtų lengviau gyventi. Taip, nes kas aš esu, galbūt tave sumodeliavo kažkas. Tai ką? Taip, ačiū labai už žiūrėjimą ir iki kitų kartų. Ačiū tau, Dovilė. Taip, ačiū tau, Ernesta, ir susitiksime prieš Kalėdas, prieš šventes, tarp švenčių gal net, ar ne, bus irgi įdomi tema, pagvildensime irgi plačiai. Tai gražių švenčių, gražaus tau laukimo šventinio periodo ir pasimatysim tuomet visą. Iki.